rytas, labą dieną. Jau sekmadienis ir kur mes randamės jau nebereikia ir sakyti, tai Latvijoje miške. O kolegos jau barškina. Tiesa, reikia priminti, Monetų paieškos ir pasvalio klubas, kas dabar. Bet čia jau bus rūs kaip ir rusas. O kur tas dangčiuks? Tuoj. Du litrai. Limonadas, bet ar, ką žinau, tokia būdavo, kažkokia liktai kitokia anksčiau buvo. Vėliau, teisingai. Šiandien cukrus, apelsinų nėra. Kaip visada, Ekvinoksas 900 paruoštas beveik jau. Nu ir užkaskim seneliai cukrų. Nu, žemės ir dangaus dievai. Norėčiau šiandien dar ženkliukų aukso ir kitokių brangenybių. Miškas geras, gegutė kukuoja, monetų nėra, mašinai paliko. Nu, įrodymas, kad einam teisingų kelių. Vokietis buvęs, Giedrius rado dangčiuką nuo kelioninio, kaip čia skaitės, kelioninis limonadas ar kelioninis, vienu žodžiu, miltelė ir tabletės, gerai nepasakysiu. O čia nuo to limonado, tu tiki tokį tablečių tos dėkliukas ar ne tablečių, miltelių. 2 litrams taisydavos. Tai va, dabar turim jau surinkę visą dangtelį ir va, išsilygins, bus sveikas, ištaisytas. Galvoju, kad ragą radau, bet ne ragas, vadinasi. Labai gerai, kad radom vokietį. Miškas dar nepriaugęs, daug žolių. Galima vaikščioti. Ir reikia vaikščioti, nebepliurpti, ieškom. Nepatikėsit, antras signalas, aliuminis. Pakasiau, saksis, blemba, net širdis suėmė. Į kulnus nurėdėjo, tiksliau ne į kulnus, į guminius. Kolega ateina. Oi, atsiprašau. O, čia signaliu. Dar gan tam tokiam neblogam stovy. Labai gerai. Geras, stovis, sevelė. Iš vidaus dar su dažais. Pasaka. Nejaugi reiks vėl ledus pirkti, gal kas ką nors geriau ras. Yra bunkeriuko nemažai. Dar taip po kol kas negali suprasti. Marods, kad buvo ir vokietys ir rusas. Čia keliuks turėjo į cents. Užtat ne čia ir turėtų įsitvirtinimus. Šilta. Radau lingę tokią. Gan simpatiška. Gal toks. Marods, kad nepatingėsiu, pasiimsiu. Gal nuo kokią vežimą, ar dar nuo kažko. Tegul būna. Jeigu kas į metalo laužą, bet kada gali išmesti. Niekur nepabėgom, po vieną kampiuką vaikštom, signalų yra, juodų irgi yra daug. Kol išsigaudai savo reikiamą spalvotą, tai čia visą dieną galės vaikščioti, niekur neapsimokė važiuoti. Aš taip manau. Gerai, pakaskim toliau. Neužmirškit paspausti laiką. Kas neužsiprenumerautų, užsiprenumeruokit būtinai. Kasam. Džiaugiamės gamta, saulytė. Bandom prie jūsų iškasti
Kastuvą patrauksim, rodos kastuvas ponuoja. Buvo tai normalus signaliukas. Neaišku kas. Tu aiškas parodys. Viskas aišku. Rusišką raketinį pistoletą gilzės gavo. Rusus buvo popierinė. Tai galai, man rodos, buvo variniai. Paėmė spalvoti metaliukas. Nes kažko buškišta. Ką tik radau limonadą, dar vieną dėžutę. Ir va, rusiškų gilzių vadinasi buvo ir rusas, ir vokietys, taip pat viskas viename, du viename. Pasaka Orelis, tai toks būtų gal niekada iš miško nebepareiti. Na, čia iškas jau rusiška gala, signalinės raketos. Paėjus pusę metro, vokiško. Nežinau, ką tos jos tikės, čia tiek vienu metu iššauna raketų. Čia irgi barbaliukai 1, 2, 4. Tai 4 barbaliukai šviečia. Kažkokios kleimas yra, bet čia nematysit. Vėl faktas, kad ir tas buvo. Reikia gal tos kromiukus taip išieškoti, kaip monetuką ieškai. Ne taip kaip čia va. Prabėgo vienas, prabėgo kitas. Ką tu rasi, tai bėgiodamas nieko aš nesuprantu. Tik šiais laikais turi šukuoti, aplink medį apeiti ir sykiu. Tada gali rasti dalykas užtaiso. Bandama pašniukštinėti. Viskas geras pats tas. Hop, signalas šalia bunkerio. 5 cinkiniai feningai. Stovis liūdnas. Kažkas čia žvėriukai pakasinėja, nežinau. Yra ką veikti. Dar netgi laukas suarta šalia. Jei neklystu, čia esam ant kelio beveik. Kelias eina ir nusisuka į girininko trobą. Ką reiktų patikrinti. Tylu ramu. Atsirado odų labai daug. Tokie dar ne visai pikti, bet zyzia aplink ausis. Per raciją jokių signalų, kad kažkas kažką rastų. Tylu. Prasibėgsiu dabar čia. Truputį pelkę tokia praeinu. Pažiūrėsim, kas ant to lauko ten gero. Jau kišu kamerą į kišenį, žiūriu. Toks valts nugriauštas. Op. Ragiuks toks papuvęs. Palikim. Peliukam. Žiemą tegu pagriaušti. Ne kažką toksai neimkim. Šiandien kortoj viskas lenda. O čia gal paukščiuks gyvent koks. Tikrai nebarškinsim, o gal gyvena širšė. Nu ką, žiūrovai ir žiūrovės. Saulė leidžiasi jau parodyti. Iš Posaktės kaip ir nebėra kuo. Esam jau antais Latvijos pasienio kolas. Matos, tai šalia Lietuvos. Ir ką, baiginėkim šiandien, man rodos. Gegutės kukoj, monetų kišenės nėra. Viskas aišku vadina šiais metais. Radau beržą tokį. Gyvas berželis. Užsikrėtęs čiagą. O čiaga yra tai juodasis beržo grybas. Jeigu kartais žiūrit rusų filmukus, ten arbatą daro iš čiagos. Dabar bijau pameluoti.
antioksidantas, va taip jaučiu, turėtų būti didelis antioksidantas. Stiprina imuninę sistemą, aš taip supratau. Esu bandęs, visai skonis gan neblogas. Tai va, šiandien baigam. Ką, ate visiems, gerų signalų, aštrių kastuvų. Vasara šiek tiek sumažėja paieškos. Miškas priželstoj, bus vaikščioti sunku. Laukai užsėti, lauksim rudenėlio, kas tingi vaikščioti po apžėlusius miškus ir 30 laipsnių šilumos. Gerai, ate visiems.